Radio centras. Linki jums geros nuotaikos. Tai buvau Kaili koncerte. Potom... Čia pas mus? Jo, čia pas mus. Bet už užsienį kur, Buvau žinai, Madonos koncerte. Bet žinok, ne, vis dėlto Lady neperspėjo niekas. Netgi pati Madonna? Madonna? Ne, 100, ten iš viso, kaip, na gerai, ne iš vis, bet skirtumas yra. Klausyk, apie Madoną, gerai, nu siek, tu buvai koncerte, ne? Taip. Kur jis vyko? Jis įvyko Varšuvai. Gyvai dainavo Madonna. Nu taip, manau, kad tikrai taip. Nes kai sakai, kad Lady Gaga groja pianinu ten, maždaug viskas labai Taip, kietai. degančių pianinu. Nu, jai tai būdinga, viskas, kaip ir ko pasiliečia, viskas dega, iš tikrųjų. Na, jinai tokia moteris. Nu, Madonna, ar ne, yra, nežinau, nu, jau nebe dievaitė, nebe princesė, nu, kur jau ten karalienė visa, ne, viso pasaulio muzikos. Dabar kiek pritilus, bet girdėjau, kad vėl albumas bus naujas ir daina nauja. Kaip jie atrodo scenoje iš tikrųjų? Žinai, būna atlikėjai, kurie susimauna scenoje būdami ir sako, ai, klausyk, nu, Madonna, buvau, bet nesąmonė iš tikrųjų. Matai, jinai atrodo, aišku, kad jinai atrodo puikiai, jos kūnas yra nuostabus, jis ten treniruotas, jinai atrodo ne savo metuose, ta prasme, bet nežinau, to tokio greitumo ar ten, nežinau, ar režisūrinių kažkokių sprendimų, kai turi su kuo palyginti, ta prasme, su jaunais atlikėjais, matai, kad jie ateina ir lipa tau ant kulnų, tai tikrai ką yra pažiūrėti ir būtent kalbėti apie šitų dviejų divų pasirodymus. Tai skirtumas iš tikrųjų yra, jeigu aš būčiau nemačius gal Gagos, tai pasakyčiau, kad tai buvo tikrai nuostabu ir nepakartojama, bet matydama šiaip, nežinau, energetinis gal tas krūvis, toksai trupučiuką skiriasi, gal ir dėl amžiaus taip pat. Nu, kol sakau, sveikata nebeleidžia, nu, nebe ta. Na, vis tiek, žinai, kaip sakant, ne kiekvieną dieną tau 20 ir atsikėlė ir vėl 20. Bet kur slypi ta šaknis, kad Madonna nesupranta, kad ji, bet kokiu atveju sensta, ar ne? Ai, tai mes, gerai. Nu, bet supranti, kad... Tai ką tu siūlai, kad tu nori, tu čia už tai, kad jau nebedainuotų scenoje? Ne, dainuotų, bet gal kitaip, žinai, ramiau, ten balą. Suknelę kokią ilgesnę, žinai, aukštakulnius, kokią mažesnę pakulnę. Aš kažkur skaičiau, kad, žinai, jinai prasilenkia su laiku, nesuvokdama, kad, okay. Na, bet jinai yra paties aukščiausio kalibro žvaigždė ir jinai privalo taip elgtis ir man taip atrodo niekas nuo to nepakeis. Ir vis dar 20 metė. Ir vis dar 20, negi nesimato. Radio centras. Linki jums geros nuotaikos.